Sveiki, šiandien mes čia trečioji daly iš dviejų. Aš kaip galvojau, kad šita kolonėlė bus dvi dalis, bet gavosi, kad čia nemažai visko keitėsi ir dabar jau panašiau gali galutinę versiją. Tai pagalvau, kad galima įdėti ir trečią dalį. Tuo labiau, kad pokyčiai gan dideli. Visų pirma, atsirado žymiai rimtesni garsiakalbiai žemiems. Dayton MD105. Atsirado šitie daikčiukai, nes šitie garsiakalbiai pumpavo tiek oro, kad turėjom portų triukšmo problemą, tai sugalvau tokius užapvalinimus, sakyčiau, visai papildo šitą vaizdą ir išlieka pakankamai baisi, bet tuo pačiu ir turi tokių visai nieko elementų, sakyčiau dabar. Kažkaip pilnesnis priekis atrodo, dar kažko šitoj zonai norėtųsi kažkokio elemento, bet nežinau, bus matyt. Viršuje pasikeitė keli dalykai, biškai kitaip susimontavo jungiklis, čia smulkmena, bet pasikeitė šviesos diodas iš raudono senovinio ryjančio 20 mA, įdėjau trispalvį diodą, dabar kai jungiam turim žalią spalvą ir kadangi jis 3 spalva RGB diodas, kitas spalvas panaudojau USB-C krovimo indikacijai, kai kraunam su telefono įkroviklių, tai dabar čia atsiranda spalvos, kurios indikuoja krovimą ir krovimo pabaigą. Anksčiau tekdavo įjungti, pažiūrėti daviklį ir tada tik eidavo žinot, kiek ar iš vis kraunasi ar pasikrovė. Čia atsirado programavimo jungtis signalo procesoriui. Anksčiau tekdavo programatorių pajungti prie DSP ir išvesti laidą pro portą. Kol nebuvo kampuose varžtų, tai atsekti buvo greita, o dabar, kai dar ir varžtus reikia atsukinėti, tai jau būtų visiška nesąmonė. Tai dabar programavimui tai reikia pajungti kištuką ir viskas. Kitas galas į programatorių ir programuojam. Derinam. Taip pat sumontavau valandų skaitiklį, tai dabar galima žinot, kiek kolonėlė pragroja, šiaip įdomu. Aišku, sumontavau jį per vėlai, ne pradžioj, tai turim apie 209 valandų, bet iš tikro yra labiau 309 valandų. Reiktų kada prasukti priekį, kad būtų panašiau į tikrai pragrotą laiką. Aišku, jis elektroninis, kas ne visai šitam stiliui, bet mechaninį turiu ir mechaninį iš tikro. Jau galvau dėt, bet jisai barška, jo tie visi skaičiukai, nesąmonė, negali barškantis daiktas kolonėlį stovėti. O taip iš tolo, ar čia juodas šūdas sumontuotas, ar čia juodas šūdas sumontuotas, Taip pat galas labai jau tuščias ir nedetalus, tai manau kažką reiktų čia į stilių pataikančio padaryti. Tai va toks čia agregatas dabar, šitaip atrodo bendras vaizdas. Manau, galima dabar aptart, kas keitėsi viduj. Šitaip dabar atrodo vidus. Nėra čia taip, kad labai kažkas kardinaliai pasikeitė, bet aišku, garsiakalbiai dabar visai kitokie, magnetai mažiukai atrodo, nes jie neodiumo. Iš tikro, netgi dėl šitų garsiakalbių kolonėlė tapo lengvesnė, tai iš vien galima sakyti privalumai. Kas toliau pasikeitė, tai portai gavo vadinamus flarus, užapvalinimus, piltuvėlius, kaip norite vadinkit, kaip ir iš išorės, tai ir iš vidaus padariau. Stiprintuvai išliko tie patys, akumuliatorius su viskuom tas pats, puikiausiai tarnauja. Signalo procesorius tas pats, tik dabar atsirado šitas kabelis. Tiesiog pasigaminau jungtį. Čia padarėm šiek tokį posūkį ir pajungiau tą jungtį programavimą. Kad šitas dalykas pastoviai prijungtas prie DSP jis nežino, nes jokie kontaktai čia nesitrumpina su vienu kitu, nieks nesidaro, tai tas pats kaip būtų plokštė didesnė, su ilgesniais takeliais iki tos jungties. Tai įdomus dalykas apie tą valandų skaitiklį, kad jo šitie kontaktai buvo nesandarus, tai teko užpilti epoksidų, tiesiog aplink
kontaktus, kad nepūstų į lauką, nes, su šitais garsiakalbiais biškelis susidaro slėgio. Ir buvo tokių bairiukų čia su jungikliu. Jungikliu. Buvo irgi panaši problema, jo apačioj buvo skylutė, tarp kontaktų ten tiesiog paprasta skylutė, tai irgi teko užklijuoti, užpilti epoksidais. Ant nugarėlės pasikeitė vienas dalykas, kad aš išmečiau šviesos diodus iš šitos krovimo plokštelės. Nesimatydavo, kas čia vyksta, nes šitoj vietoj šalia to radiatoriuko dega tos lemputės ir tu nežinai, tai turi junginėti kolonėlę, pažiūrėti, kiek pasikrovė, tai galiausiai išsivedžiau vietoj lempučių laidelius, pastačiau va šitokią plokštelę su atitinkamom varžom, kad ryškumus suvienodinti. Ir aišku, pajungiau laidelius į minėtą šviesos diodą. Trumpam paminėsiu, kaip dariau DSP programą. Aišku, pastebėjau, kad šitos teorinės visokių matavimų ir programavimų dalis yra mažiausiai įdomios, tai šįkart daug nesiplėsiu. Plius yra visa antra dalis, tai dauguma metodikos išlieka. Čia turim kelis blokelius. Vienas blokelis yra tonų kontrolė aukštiem, kitas yra tonų kontrolė žemiem. Kitaip sakant, šitų blokelių pagalba sukam potenciometrą, DSP gauna nuolatinę įtampą. Ir pagal tos reikšmės įtampą nustato pilnai skaitmeninius filtrus pagal vieną iš šitų kreivių, tiesiog laiptukais. Turim paprastą blokelį garsumui, dar vienam tam potenciometrui. Ir čia visas šitas miksavimo dalykas, kurį tiesą sakant aš nukopinau, bet jisai leidžia čia viską padaryti, kad matytume vertę, tai galim nuskaityti. Prijungiam kolonėlę, galim nuskaityti vertę, kiek pasuktas potenciometras vienas ar kitas. Padeda dėl derinimo visokio. Dėl filtrų pasielgiau šįkart įdomių kelių. Naudojau autoekvalizaciją. Jeigu užeinam į šitą bloką, čia iškart matom žemadažnio dažninę. Taip, išmatuoji atskirai žemadažnį, aukštadažnį, sukeli šitą programą abiejų viską. Aukštadažnis mano biški va taip elgėsi. Žemadažnis turėjo duobę, bet tai ne problema, svarbu gerai išmatuotus failus sukeliam abiejų. Tada einam, nusistatom savo taikinį per šitą bairį, koks bus lygis, visa kita. Įmesiu klipuką, kai pagreitintai įvyksta procesas, įdomiai atrodo. O šiaip čia matom vėlgi aukštadažnį, žemadažnį, nusistatom targetus, kokio norim to lygumo, kaip sakant. Mano situacija buvo, kad būtina šitą vietą panaikinti, nes filtro dažnis per ją biškeis. Tai aš nusistačiau į tai atsižvelgiant. Tai mums čia užmetė, kaip sakint, būsto, geino, pakilimo, kaip pavadinsi, kad išlygintą duobę, kurią turėjo, ir viską padarė automatiškai. Aišku, čia 10 decibelų gal atrodo gąsdinančiai, bet iš tikrųjų vėliau filtruojant į aukštadažnį dalį to vėl nukerta. Aišku, taip nėra, kad deda, kerta, DSP viską daro vienu metu. Tai va čia pamažino, čia biški pataisė, su saiku dėjau 8 filtrus, žemiau 100 Hz ir daugiau 7000 Hz irgi nieko nedariau, nes man neaktualu, nes filtras nebus taip aukštai. Tas Twitterio irgi susidėjo ekvalizacija, jis toks kreivokas, bet atkreipkite dėmesį skalę kokia tanki čia, ar palarėta, kaip čia reiktų sakyti, kiekvienas išlinkis atrodo labai didelis. Ir pati esmė, kas čia vyko iš Twitterio, kuris tokia šipsenėlė eina, padarė gražų lygų. Čia gali būti, kad difrakcijos atspindžiai nuo mano kvadratinės dėžės kampų, panašiai, Twitterio savybės, nebūtinai čia yra blogai, kol
nėra besaikiškų kažkokių verčių, kad ten po 10 daugiau decibelų kažkas vyksta, ar ten prie žemų dažnių ten plus 20 deda, tol viskas tvarkoja. Čia atrodo, kad vertė gan didelė, bet čia tuo pačiu metu buvo jautrumų derinimas, aš tokiu keliu jau čia iš tikrųjų galima nagrinėti, galima visaip žaisti su šito bairiu, bet esmė visus filtrus tau taip greit sudeda, tai lieka paskui pasižaisti pačiam, visi filtrai yra, gali pasižiūrėti, ar nieko besaikiško durno čia nesigauna sumoji, o tai pažiūrės tikrai ne. Su wooferiu čia plus 10 decibelų, bet čia 2-3 ant 4 tūkstančių, šita vieta jau šiaip apie -6, -3 bent decibelai, nes jau pradeda vykti filtras. Tai pereinam prie to filtro ir matom, kad viskas vienu metu padaryta. Čia tas nulinkimas vėlgi jo realybėje nėra, bet šita programa mėgsta rodyti, kad mes keitėm jautrumą, tiesiog Twitteris buvo per garsiai, tai čia nulinksta, bet iš tikrųjų viskas eina panašiai kaip šita raudona teorinė linija realybėje. Kaip parodysiu toj matavimuose, tai taip trumpai. Ir galiausiai viskas dar baisiau atrodo, kadangi mes Twitteriui geiną darėm šičia, tai galim padaryti 0. Ir Twitteriui aš dėjau uždelsimą, kadangi jisai labiau užsikišęs iš kolonėlės, tai šičia teoriniai aplinkoje atrodo durnai, bet iš tikrųjų, išėmam, pagaunam vėl tą ankstesnį dalyką su šiek tiek geinu nuimtų. Čia pagal idėją turbūt turėjo tiesiai gautis, aš pradžioj galėjau kitaip su geinai sužaisti, bet nieko kaip ir blogo neatsitiko, tai yra kaip yra, bet galima bus dar perderint, šiaip dar nelabai seniai šitą bairį užsiimu, bet tikrai smagus būdas elektroniniam filtram ir čia, manau, tikrai ateities dalykas yra, nereikia po vieną filtrą ten dėliot, spėliot kokį ten statumo ką, čia viskas nuo atskirų garsiakalbių dažninių daeina iki užbaigto crossoverio. Štai tokia gavosi dažninė po derinimu ir visko. Galima palyginti su ankstesne. Štai matom, kiek iš tikro dasidėjo žemo su šitais garsiakalbiais. Su visatonais FR10 be ekvalizacijos, kaip matom, viskas gan žemai nukritę jau prie 100 Hz. O MD105 Daytonai tiek išgrojo natūraliai patys per save, kažkur tai net netoli 60 Hz juntama žemą, kaip sakant, turi. Tai seniau buvau dakėlės iki kažkur su grina ekvalizacija, net ne iki tiek, iki kažkur čia gal mažiau. O dabar tos ekvalizacijos nereikia, tai kitaip gaunasi, kad susitaupo galios, nereikia pastoviai pumpuoti į garsiakalbius tos papildomos galios, kad būtų aukščiau žemi. Ir tuo pačiu, kadangi Daytono eiga didesnė, jiem išvis, tą visą lengviau padaryti. Gaunam kaip ir jie mažiau jautrumo turi, kažkiek, gal berods 2 decibelais gal, bet esmė, kad nenaudojam tos galios prie žemų, kurią šiaip reiktų naudoti ekvalizacijai. Ir aišku, kaip ir minėjau, dėl eigos galim ir garsiau groti pačiu. Aišku, ar ekvalizacija vyksta keliant galiai garsiuką, ar pats garsiukas noriai groja žemus, eiga vis tiek prie žemų didelė, bet vien tas galios išlošimas ir kad didesnės eigos garsiakalbis lengviau atkuria žemus, tai jau privalumas, net ir girdisi, kad žymiai daugiau gali užgarsinti. Aišku, seniau dar ir tonų kontrolė dar dasidėdavo, su tonų kontrolė aukštyn, tai ir taip ekvalizacija, ir dar tonų kontrolė gaudavosi baisokiai skaičiai, ten po 12 daugiau decibelų, ten ant kokių 8 Hz ar panašiai. Dabar sukinėjant tonų kontrolę gaunam tokį rezultatą. Čia turbūt viskas save paaiškina, pavyzdžiui, užsukam aukštus ant maksimumo, ant centro, ant minimumo, taip pat ir žemus. Tai seniau kažkas tokio te būtų gavęsi ant maksimumo užsukus žemus, tai dėl to ta papildoma ekvalizacija buvo reikalinga, o dabar garsiukas natūraliai išgroja šitaip. Pavyzdžiui, kaime, kur trauboj paleidi, tai būna netgi čia
kambario pats geinas iškelia, tai va dabar net yra naudos, kad iš vis pamažinti žemus gali, atsirado prasmė tai funkcijai. O kur dideliai patalpoje natūraliai pasukia aukščiau, kad kompensuot, tai dabar pagal dydį tikrai, kaip sakant, kaip didesnis daiktas groja. Tai tiek šiam kartui. Dėkui, kad žiūrėjot ir sėkmės konstruojant. Iki.